Dievo vaikai. Bet Jėzus tarė, leiskite mažutėlius ir nudrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė. Evangelija pagal Matą, 19 skyrius, 14 eilutė. Dievas myli vaikus, jis myli juos taip labai, kad paliko dangų ir atėjo į žemę, kad juos išgelbėtų, už juos vis atidė savo gyvenimą, kad išpirktų iš priešų vergovės. Priešas tikrai yra melagis ir apgavikas, išdikas ir naikintojas. Tai gerai matosi klausantis žinių, tačiau mes matome ir tai ir kasdienybėje, bendraujant su žmonėmis, kaip dažnai meluojama, apgaudinėjama ir kartais net žinoma, kad žodžiais ir darbais. Jėzus nori saugoti vaikus savo ranką. Esame tokių vaikų, kurie jau vaikystėje turėjo mirti, kai kurie nesulaukia net gimimo, tokia ir priešų įtaka, išžudo ir veda į pražūtį. Bet Jėzus yra viešpats ir jis visuomet turi gerą planą, kurį įgyvendino. Jo žodis paskutinis, jis pasiėmė vaikus pas save. Kokia paguoda, kai žinome, jog mūsų vaikas pažrimo pas viešpatį, o ne kažkur miręs ar pražuvęs. Elsus skaitęs apie žmonės, kurie vizijomis ir pabuvę danguje. Ten jie matė ir vaikus, jie laukė savo namų. Mamų visą jiems suteiktą skausmą jie yra atleidę ir pamiršę. Dabar jie karštai myli savo tėvus ir laukia jų. Tai bus džiaugsmingas ir sutikimas be prikaištų ir kaltinimo. Dievas negali leisti, kad jo vaikai būtų kankinami ir žudomi, nesvarbu ar ligos ar kitais būdais. Jis naikina tautas, kurios aukoja savo vaikus dievams. Tie, kurie yra absoliučiai bejėgiai, jam yra be galo brangus. Jėzus lygina mus su vaikais. Jis nori, kad mes taptume kaip jie, pilnais pasitikėjimo, net kažkiek vaikiškas naivais jo atšvilgiu. Atsiverkime jam pilnai. Juk žmonėms kaip ir vaikams priklauso dangaus karalystė. Jis nepils. Dėkoju, Tėve, kad esi iš tiesų Tėvas, kuris myli, atleidžia ir kantrus ir ištvermingus. Tu gelbėjai vaikus, tu priimi juos į savo karalystę. Padėk, kad mūsų vaikai augtų tik tikėjime, stiprybėje, leis mums būti pavyzdžiais. Vaikiško, pilnai atsiduodančio tikėjimą. Suteik mums savo dvasios, kuri meldžiasi. Abba Tėve, pas tave. Kai kurios moteris yra patyrusios abortą ir jaučiasi pilnas kaltas, tačiau Jėzus joms atleido. Jis sako, net jei kaltė yra kraujo raudonumo, ji taps sniego baltumo. Prašau, ieškok viešpatės ir jo atleidimo. Prašyk jo pagalbos, kad galėtum atleidumo. Tikėti ir tavo širdis vėl taptų linksma. Prašyk pripildymo, jo dvasia, kuri įgyvendina tavyje visus Dievo pažadus atleidimo, džiaugsmą, santarvę. Amen.